Principe tai yra miestas mieste, kur tau tikrai nereikia iš rajono išvykti, kad tu galėtumai pabėgioti, turėti paslaugas, nesvarbu grožio sportas, kas tai bebūtų ar ne, kavinukės, viskas yra čia ir dabar. Tai vat turbūt ta širdis miesto, apie tai yra Žirmūnai. Tai yra antras pagal perkamumą būstą naują rajonas Vilniuje ir tikrai ten daug vyksta. Natūraliai tai įvyko dėl to, kad ir savivaldybė, kaip minėjau, dėjo ten pastangas, atnaujino infrastruktūrą, atnaujino pėsčiųjų takus, dviračių takus, padarė lengvesnį susisiekimą, tą natūralų viešai, ne vien tik tai su automobiliu. Natūraliai jau tada ir vystytojai pradeda žiūrėti į teritorijas, nes jos potencialios darosi perspektyvios. Ir pradėjo keistis ir žmonės irgi natūraliai harmoningai suvokia, kad čia yra puikiai investicija ir ne tik investicija, nes žmogus dažnu atveju savo perka, bet ir puikiai vieta gyventi, nes tai yra natūralus Vilniaus centro tąsa, kur yra ir paslaugos, ir visa kita.